Dėl savęs. Teisingai, dėl savęs. Aš irgi taip galvoju. Nu, palaukit, reikia nutildyti visus dabar. Nežinau, ką nutildyti. Gerai, tai ir tiesa, dar bus kelios tokios vietos, kur, tikiuosi, aš neišsijungiau savo mikrofoną, ne? Ir bus dar kelios tokios vietos, kur irgi pasakysiu, kur man truputėlį, logikos trūksta, bet aš nebekartosiu, nes kaip ir šiais metais mes apie tai kalbėjom, gal pirmoje akademijoje, tai arba patys dar kalbėsit, kai kalbėsit apie pinigus vaikam, tai žodžiu, čia bus tokių vietų, kur aš įsijungiu kamerą, kad internetas mano nestriptų. Tai bus tokių vietų, kur, galbūt nelabai logiška, kad aš čia apie tai nekalbu, bet kas čia dabar? Palaukit, biški, kažkaip šiandien nenori man čia dalykai darytis. Va. Tai tiesiog pakeliui pasikalbėsim gerai apie tai, apie ką čia reikia. Tai va, tai šiandien mes turim su jumis tokią temą fiskalinė monetarinė politika, centrinio banko funkcijos ir pinigų pasiūlos reguliavimas ir valstybės biudžeto deficitas bei valstybės skola. Iš tikrųjų, centrinio banko funkcijos ir pinigų pasiūlos reguliavimas jau buvo prie pinigų, ne viskas ten buvo ir čia va tas ir yra programos toksai, kaip sakyčiau, nežinau kaip pasakyti čia gražiai, bet ne iki galo gal logiška taip sakyčiau, nes apie bankus, apie centrinį banką yra kalbama prie orientavimosi rinkoje, ten yra kalbama pagal programą turi būti paaiškinta pinigų pasiūla ir jos reguliavimas, tas ir yra padaryta, bet ten iš esmės mes kalbam tik tai apie palūkanų normas ir kaip tada pinigų kiekis apyvartoje reguliuojasi. Iš tikrųjų, tų priemonių, jeigu kalbam apie makroekonominės priemonės, jų yra daugiau ir čia aš paminėsiu daugiau, bet kažkaip susivesti galus, vaikai bus mokėsi, jie bus mokėsi ir apie netiesioginius, ir apie tiesioginius mokesčius. Mes jau su jumis kalbėjom ir apie proporcinius, progresinius, regresinius, tai aš šiandien jau šitų dalykų nekartoju, nes čia būtų 130 iš pradžių ten kokių skaidrių galvo, tai tikrai nebekartosiu šitų dalykų, jeigu reikės jums per pamokas, jūs galėsit pasipildyti ir grįžti šiek tiek ir prisiminti ir pasikartot, arba susidėlioti kažkokią truputėlį kitą tvarką, bet aš dėliau pagal programą kaip sudėta, tai sakau, man tokių biški praslydimų ir prasilenkimų čia yra ir šiaip kuo labiau gilinėsi tą programą, tai ne vienas ir ne du, bet nieko nepadarysi, vėliau metų gale bandysim kažką rašyti apie šitus dalykus, tai jeigu kažkur turite įžvalgų iš savo pusės, tikrai visada laukiam, čia kalbu kaip nuo asociacijos, turėsim su asociacija visą, kitą savaitę išsiųsim kvietimą į tokį pasimatymą, tai galbūt ir aptarsim daugiau dalykų ir tada galėsim kažkaip pajudėti į priekį. Tai apie ką kalbėsim, aš gal negaištu laiko, apie biudžetą, apie pajamas išlaidas, apie fiskalinę politiką, tai čia toks šiaip, kad suprastumėt, ar su vaikais naudosit, tai turėkit, bet einam iškart prie dalykų. Tai dabar kas tai fiskalinė politika? Tai yra tokia, kai kurie autoriai išskiria siaurąją ir plačiąją sampratą, to nebūtina daryti, galėsit šitą skaidrę išsimesti ir pasilikti tik tai vieną, bet taip kai kurie daro ir aš pasirinkau taip irgi kalbėti, tai siauroji samprata tai yra biudžetinės politikos dalis susijusi su valstybės biudžeto formavimu. Iš esmės tai yra visiškai tiesa, todėl kad tai yra apie mokesčius, apie įvairias kitas nemokestinės biudžeto pajamas ir biudžeto išlaidas, ne? Plačiaja prasme, tai yra vyriausybės išlaidų ir arba mokesčių keitimas, kuris turi poveikio visuminiai paklausai, bendrajam vidaus produktui, nedarbo lygiui ir infliacijos tempui. Tai apibrėžta gali būti skirtingose šaltiniuose skirtingai, bet iš esmės fiskalinė politika siekia reguliuoti visuminę paklausą, veikdama valstybės išlaidas ir arba mokesčius. Tai va čia yra toks pakankamai paprastas dalykas, jaučiu nieko naujo nepasakiau. Tai valstybės biudžetas, čia irgi žinomi dalykai, ilgai nesustosiu, tai yra nacionalinis biudžetas, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus ir atskirai tada valstybės biudžetas, tai yra vyriausybės patvirtintos planuojamos tam tikro laikotarpio, dažniausiai biudžetinių metų pajamos ir išlaidos. Ir
čia ta visa istorija, man atrodo, 10 klasį turbūt praeinat su mokiniais, kad tai yra labai svarbus dokumentas, kad apie kokią aš vaikams tada sakau, jau ten lapkritį tikrai girdit, kaip ten visi į visas pusės tampo vieniem ir kitiem reikia pinigų iš biudžeto ir finansų ministerija rengia, vyriausybė rengia biudžetą. Seimas tvirtina, dažniausiai iš karto nepatvirtina, tada ten jie pasitarė kažką, padiskutuoja, grąžina, vėl ten pataisymus kažkus padaro ir tai turi būti patvirtintas iki biudžetinių metų pradžios, o biudžetinių metų pradžia tai paprastai yra sausio 1 diena. Tai va, ir tada, kada jau patvirtinamas biudžetas, tai jisai va čia yra net pastorinau šriftą, kad yra politinis ir svarbiausias valstybės finansinis dokumentas. Tai žodžiu, tai kas numatyta, reikia vykdyti tą biudžetą ir surinkti pajamas ir paskirstyti atitinkamai išlaidas. Dabar į valstybės biudžetą čia irgi mūsų ankstesniam vadovėlėje šitas yra, dabar prisiminiau, galvojau, gal dar įdėsiu, bet tiesiog pamiršau, bet iš esmės tikrai yra tokia struktūra biudžeto, jinai iš esmės labai baisiai nesikeičia. Šiaip finansų ministerijoje galima daug statistikos surasti, jie pakankamai gražiai pateikia apie valstybės biudžetą. Tai mums čia svarbu tai, kad valstybė pajamas į biudžetą gauna iš 2 tokių pagrindinių šaltinių. Tai iš mokesčių ir iš nemokestinių pajamų. Dabar kokios tos mokestinės biudžeto pajamos, ne? Tai mokesčiai yra skirstomi į pajamų ir pelno mokesčius, tai ten gali būti gyventojų pajamų mokestis ir įmonių pelno mokestis, tada turto mokesčiai yra žemės mokestis, paveldimo turto mokestis ir taip toliau, ir prekių paslaugų mokesčiai, arba kitaip dar jie vadinami išlaidų mokesčiais, tai ten PVM-as, akcizai, loterijų, azartinių lošimų mokestis ir taip toliau. Dabar čia šita dalis jau yra žinoma, kad mokesčiai yra tiesioginiai ir netiesioginiai. Tai tiesioginiai mokesčiai yra, dar kartą, gyventojų pajamų ir pelno mokesčiai, netiesioginiai yra tie, kurie surenkami parduodant prekes ir paslaugas, kitaip sakant, tai yra išlaidų mokesčiai, arba dar kitaip sakant, netiesioginiai mokesčiai paprastai būna įskaičiuoti į prekės arba paslaugos kainą ir jau ten mūsų niekas neklausia, ar mes norėtume ar nenorėtume mokėti. Tai čia pakartoju už senesnių skaidrių, jeigu kam nors ar pasimiršo, ar norėtųsi turėti po ranka, tai dar kartą tiesioginiai mokesčiai, tai mokame valstybei nuo pajamų arba turto, ar ne? Tai čia yra surašyti pavyzdžiai, kokie yra tiesioginiai mokesčiai ir kokie yra netiesioginiai mokesčiai. Šiaip pasakykite, jeigu aš čia per greitai, nes man atrodo šitoj vietoje aš tiesiog pakartoju dalykus ir čia nieko naujo nepasakoju, tai ilgai neužsisėdžiu, bet jeigu reikia kažkurioje vietoje truputį išsamiau, tai tada tiesiog šūktelkit ar kokią, nežinau, čia ranką gal kilstelt galima, kažką darykit. Tai va, tai netiesioginiai mokesčiai, tai mokesčiai, kuriuos įsigydami prekes ir paslaugas sumoka vartotojai, ne? Tai mes tikrai visi mokam PVM-ą, mokam akcizą ten, pavyzdžiui, kokį kurą pildamiesi, bet šitą mokestį valstybė jau sumoka tas prekės arba paslaugos pardavėjas. Toliau. Va čia jau prasideda tie tokie dalykai, kurie mums truputėlį rūpi. Vyriausybė, kai keičiamo, nes kaip sakiau, vyriausybė fiskalinę politiką vykdo 2 tokiom kryptim. Keisdama vyriausybės išlaidas arba mokesčius, arba abudu kartu, ne? Tai jeigu jinai keičia mokesčio kažkokio tarifą arba kažkokių, tai automatiškai keičiasi į valstybės biudžetą surenkamos pajamos ir keičiasi pusiausvyros nacionalinės pajamos arba, iš tikrųjų, labai tiesiogiai paveikia visuminę paklausą, aš čia labai giliai nelysiu, bet patys suprantat, kad pavyzdžiui, jeigu didėja ten mokesčiai, gyventojų pajamų ten arba pelno, tai automatiškai paveikia 2 dalykus, vartojimo išlaidas, nes AD yra C plus I plus G plus X minus M, tai paveikia vartojimo išlaidas ir paveikia verslo investicijas, ne, kažkokie, jeigu didėja mokesčiai. Čia apie vyriausybės išlaidą šitoje vietoje kol kas dar kalbu tik tai apie mokesčių tarifus. Tai va, man atrodo, Lafero kreivę mes su jumis irgi nagrinėjom, priminkit, ar nagrinėjom ar ne. Aš va čia kažkaip sudvėjojau ir aš ją įdėjau dar 1 kartą. Jeigu nenagrinėjom, tai 1 kartą, jeigu nagrinėjom, tai 2 kartą. Bet ar matyta čia jums ar ne? Pakartokim gal. Greitai pakartokim. Pakartokim. Tai, man atrodo, aš 1 kartą buvau nupiešus taip pat.
ant vertikalios ašies, tai gali būti ir vienaip ir kitaip ten jinai vartoma. Žodžiu, esmė tokia, kad amerikiečių ekonomistas, toks Artūras Laferas, jisai aptiko tokį ryšį, kurį pavaizdavo kreivę, kuri kaip netikėtai yra pavadinta Lafero kreive, tai tarp mokesčio tarifo ir mokestinių pajamų, koksai yra ryšys. Tai turbūt minėjau tokį dalyką, kad čia tas T su žvaigždute per vidurį, ne? Čia tokia labai graži parabolė, tai iš tikrųjų nebūtinai, ir greičiausiai nebus jinai tokia nuostabi parabolė, jinai bus į kurią nors pusę pasitempusi, ar ten į kairę, ar ten į dešinę, negaliu aš jums pasakyti, greičiau į kairę turbūt, bet nebus taip, kad didinant, nes tai yra mokestinės pajamos, tai didžioji, tai mažoji yra mokesčio tarifas. Tai jeigu mes, čia taip išeitų, kad vos ne iki 5% kai padidini mokesčio tarifą, tai jau 50 tai maksas gali būti ir po 50 pradės jau mažėti mokestinės pajamos. Bet iš tikrųjų ne taip, nebūtinai taip, nieks nežino to skaičiaus ir sužino tik tai po to, kai jau arba daugiau dar vis surenka į biudžetą pajamų arba mažiau. Tai va čia toks yra įdomumas, kad pasitaiko atveju, kad tarkim, jeigu nuo T1 iki kokio nors ten T2, tarkim, kažkur tarp T1 ir T žvaigždutės būtų didinamas mokesčio tarifas, tai pagal šitą grafiką pajamų būtų surenkama ne į biudžetą daugiau. Bet jeigu, pavyzdžiui, tarifas padidėtų virš T žvaigždutės pagal šitą grafiką jau, tai tarsi atrodytų dar padidini mokesčius ir dar turėtum daugiau surinkti, bet deja, Laferas aptiko tokį dalyką, kad žmonės ar verslai, čia nėra didelio skirtumo, pradeda mokesčių vengti. Ir tas mokesčių didinimas gali lygiai taip pat padidinti pajamas į biudžetą, bet lygiai taip pat gali sumažinti. Ir atvirkščiai, mažinant mokesčius, nebūtinai bus surenkama mažiau, gali būti surenkama daugiau mokesčių, nes tada bus galima išsitraukti dalį tų slėpiamų mokesčių iš šešėlio ir jie parkeliaus į valstybės biudžetą. Tai čia toks įdomumas su ta Lafero kreive. Dabar yra du tokie, išskiria ekonomistai, du mokesčių tarifų keitimo padarinius. Tai aritmetinį ir ekonominį. Čia toks labai matematiškai paprasta. Nes, sako, aritmetinis tas keitimo padarinys yra tas, kad mažinant mokesčio tarifą, mažėja ir to mokesčio pajamos. Teoriškai kaip ir jeigu nežiūrėsime į Lafero kreivę ir nepasieksime to užsilenkimo, kaip čia rodžiau. Tai žodžiu, jeigu didinsi mokesčio tarifą, tai tarsi bus pajamų surenkama daugiau, mažinsi mokesčio tarifą, bus mažiau surenkama. Ekonominis yra truputėlį kitaip, nes čia kaip tik sako, kad kai mažinamas mokesčių tarifas, tai atsiranda daugiau paskatų dirbti. Daugiau gaminti, daugiau darbinti žmonių ir tai skatina nacionalinio produkto augimą. Ir čia yra irgi logikos nei kiek nemažiau negu tam aritmetiniam, nes čia turbūt patys suprantat, kad jeigu, pavyzdžiui, aš ten svarstyčiau, kokio man antro darbo reikia ar ne, beje, turbūt atsimenat, aš jau dabar nebeprisiminsiu šito teisingai ir iki galo dalyko, bet aš tikrai atsimenu, man taip pačiai yra buvę, kad reikėdavo, jeigu tu, pavyzdžiui, dirbi 2 darbus, tai tau reikia nurodyti, kurios yra tavo pagrindinės pareigos ir kurios yra antraeilės. Ir aš atsimenu, kad tikrai, pataisykite, jeigu meluoju, kad tikrai buvo laikas, kai nuo antraeilių pareigų nuskaičiuodavo daugiau mokesčių. Buvo taip? Buvo mokesčių ten tarifai kitokie. Taip, neapsimokėjo laikyti antraeilininkų. Tai va. Tai antrailininkus apsimoka laikyti, bet aš gyventojų, aš GPM-o daugiau sumokėdavau, aš dabar neatsimenu tiksliai, bet man irgi neapsimoka. Bet ir darbdaviai buvo labai dideli mokesčiai už antrailininkus. Galimai, bet aš žiūriu iš to darbuotojo pusės, tai dabar jau mums nebeaktualu, bet tuo metu aš atsimenu, kad iš tikrųjų, jeigu tu turi antrą darbą, tai tau iš tikrųjų pakankamai daug ten nuskaičiuoja tų mokesčių. Ir žiūrėkit, ir čia pasireiškia tas iš tikrųjų ekonominis mokesčių tarifo keitimo padarinys, nes jeigu man dabar, pavyzdžiui, irgi staiga, kokiose visose ten antraeilėse, pavadinkim, pareigose, staiga pasidarytų gyventojų pajamų mokestį ten ne 20%, ten, pavyzdžiui, 50%. Aš galvoju, kad dalis žmonių tikrai pamastytų, ar čia dar verta, ar tikrai verta.
nes tikrai nedirba ten kaži kiek, o jeigu ten dirba kelias valandas ir iš esmės ten uždirba 200 eurų, o ten grubiai 100 eurų atiduos, tai turbūt neapsimoka. Tai va, ir kas irgi turbūt aišku, kad aritmetinis efektas visada priešingai veikia negu ekonominis. Tai va, nes didinant mokesčius, tarsi aritmetiškai surinktume daugiau pajamų į biudžetą, bet noras dirbti arba noras gaminti, tai jisai mažėja, nežinau, ar tiesiogiai proporcingai, ar ne visai proporcingai, greičiausiai ne visai proporcingai didėjant tarifai, bet kad mažėja, tai faktas. Tai va, dabar čia įdėjau tiesiog šiaip, kai turėsit pamokas, galbūt jau ten jums bus įdomesnis, nors gal dar jau bus gal tikslesnė truputėlį duomenys, nes dabar dar yra tik tai vasaris, tai mes tikrai 24 metų duomenų kažkokių neturim, aišku, galima pasiimti 23 metų biudžetą, bet aš tiesiog šiaip tokiam bendram supratimui, čia įdėjau ir nuorodą, iš kur paėmiau, tai kur tos, iš kur ateina lėšos į Lietuvos biudžetą, jeigu apie mokesčius kalbama, ne? Tai matom, kad realiai pusė beveik, ne, čia pagal tą blyną, čia procentais neturiu, bet galima nesunkiai susiskaičiuoti, jeigu yra noro, tai beveik pusė atkeliauja iš PVM-ų. Ir jeigu akcizus dar prisidėsim, tai sakyčiau taip grubiai, man tai kažkaip neša į 2/3. Gal ne visai šia tiksliai, bet plius minus. Tai vos ne 2/3 pas mus atkeliauja lėšų iš netiesioginių mokesčių, ne, iš PVM ar akcizų. Tada iš gyventojų pajamų mokesčių ateina koksai, nežinau, nesvarbu. Daugiau negu 1/6, bet tikrai mažiau negu 1/4, gal 1/5 kokia, irgi taip labai grubiai, nes tingiu čia skaičiuoti, ir iš pelno mokesčio dar ateina trupučiuką. Tai visgi, jeigu mes žiūrėsime mokesčių struktūrą, tai Lietuva yra, kaip aš esu, man atrodo, daug kartų sakius, ir čia visi galai labai gražiai sueina, mes esam vartotojų šalis, ir išsivysčiusios šalys dažniausiai vartojimo išlaidos yra labai didelės, apie 2/3, kažkur grubiai, čia negaliu jokio tikslaus skaičiaus pasakyti, bet tikrai virš 60% BVP, tai mes esam tie, kurie vartoja, ir tas labai gražiai atsispindi iš mokesčių surenkamoj toj struktūroje, ne? Mes nedarysim užduoties, aš tik tai, nes čia reikia rasti tam laiko, ir aš ją specialiai įdėjau, jūs galbūt su mokiniais turėsit, man patinka, aš duodu šitą užduotį, čia dabar neseniai studentam daviau daryti, tai visai fainai ten jie padarė. Nėra vieno atsakymo, čia kaip kartais mokytojai nemėgsta, man tai labai patinka, kai nėra atsakymo vieno, nes tada galima diskutuoti, nes kai yra vienas atsakymas, tai pokalbis iš karto baigėsi, yra taip arba ne, ir viskas, ir tiek žinių. Tai čia labai, labai įdomu, pasiima, tiesiog aš duodu pasirinkti kažkokią stiprią ekonomiką ir kažkokią ten iš tų tikrai labai silpnų ekonomikų su ten mažu BVP gyventojų, nes aišku ne visada ten galima rasti gerus duomenis, bet čia sakau, čia tam reikia laiko, bet tikrai labai labai įdomu. Ir va ta mokesčių struktūra, tai aš čia turiu galvoje, galėsiu dar gal paaiškinti skliausteliuose, kad iš kur jų mokesčiai, iš kokių mokesčių jie daugiausia susirenka pinigų. Tai visgi iš tiesioginių ar iš netiesioginių. Netiesioginiai dar kartą gyventojų pajamų mokestis, pelno mokestis, netiesioginiai ten tie visi prekių paslaugų arba ant išlaidų, kur uždėti mokesčiai. Tai va, tai visai įdomios įžvalgos gaunasi, nėra kažkokio, sakau, vienintelio teisingo, bet įdomu pasižiūrėti. Tada keliaujam toliau, yra nemokestinės biudžeto pajamos. Tai dalį pinigų susirenka didžiąją dalį, taip, va čia sakau, šito neįdėjau vieno tokio paveiksliuko, gal dar jums įdėsiu, jeigu paieškosiu ir nepamiršiu, tai įdomu būtų, arba sakau, pasipildykit patys, man, pavyzdžiui, būtų įdomu pamatyti, tarkim, jeigu aš būčiau vaikas arba mokytoja, tai man būtų visai įdomu, o tai apskritai tą biudžetą, iš kiek tenai, iš tų mokesčių aš struktūrą pamačiau. Bet kiek lyginant, pavyzdžiui, mokesčius ir nemokestinės pajamas, ne? Tai kiek ateina iš vienur, tarkim, procentais grubiai ir kiek iš kitur. Tai faktas, kad iš mokesčių ateina ta didžioji dalis pajamų į biudžetą, iš nemokestinių pajamų ateina mažiau, bet vis tiek tai yra pinigai į biudžetą. Tai dabar tos nemokestinės pajamos, tai gali būti, čia kaip ir, irgi man patinka ta paralelė, kad gal aiškiau būtų suprasti, kad
kad tas biudžetas, ar jisai valstybės ar asmeninės, tai čia tokio labai didelio skirtumo nėra, truputėlį aišku yra, bet vis tiek tai yra kažkokia piniginė, į kurią prikrenta pinigų iš vienur kitur kažkur. Man ten, pavyzdžiui, gal iš atlyginimo ar iš kažkokios individualios mano veiklos ar ten dar iš kažkur, gal man ten, nežinau, dar, žodžiu, nesvarbu, iš kažkur man ateina pinigai ir kažkur aš kaip privatus asmuo, kaip namų ūkis, aš kažkur paskirstau. Tai čia irgi iš kažkur ateina pinigai ir kažkur valstybė paskirsto. Tai, pavyzdžiui, kaip aš galiu gauti pajamų iš savo nuosavybės, kažkokios taip ir valstybė gali gauti iš nuosavybės. Ten, pavyzdžiui, kažkokios paskolos, ten nuomos mokestis už žemę, ten dar kažkokius dalykus. Materialaus ir nematerialaus turto pardavimas, aš irgi, pavyzdžiui, kaip žmogus, aš galiu parduoti, galiu parduoti žemę, galiu parduoti namą, ten galiu sklypą kokį parduoti ar ten ką. Tai valstybė irgi gali, ir aš aišku, kaip privatus asmuo, tai negausiu pajamų iš baudų ir konfiskacijų, ką valstybė gali gauti. Čia yra labai nedidelis procentas, neatsimenu aš dabar skaičiaus, bet labai mažas. Ir aišku, dar ką Lietuva, pavyzdžiui, dar ką gauna, tai čia nepaminėta, bet tai yra, čia turbūt reikėtų parašyti ir KT, nes tas KT, tai mūsų atveju mes dar gaunam iš ES paramą, ar net iš ten dar ateina lėšų, šiaip visai nemažai. Man atrodo, kad apie, aš bijau pameluoti, patikrinkit gal kas nors, man atrodo apie 1/4, bet bijau prisipasako čia, tai gal, nes tikrai niekur nežiūrėjau, čia labai iš atminties sakau, gal yra pasikeitę kažkas. Tai va, tai pajamos išsiaiškino mane, iš esmės daugiausiai iš mokesčių ir nemokestinės pajamos, tai iš turto, nuomos, pardavimo, baudos konfiskacijos ir ES lėšos, jeigu kalbam konkrečiai apie Lietuvą. Jeigu ne apie Lietuvą, apskritai apie kažkokią valstybę, tai jokių ten ES gali nebūti. Dabar tada, kur keliauja pinigai valstybės, kur išlaidos ir kaip čia tada ta valstybė su savo išlaidom, jas didindama arba mažindama, vykdo fiskalinę politiką. Tai valstybės biudžeto išlaidas galima skirstyti pagal tokias, pagal kelis požymius. Tai vienas yra pagal valstybės vykdomas funkcijas arba pagal ekonominių išlaidų požymius. Aš net nežinau, žinokit, ar šitą, pavyzdžiui, jums reikia sakyti, pagal ką išlaidos skirstomos vaikam, ne? Kadangi jūs čia, visi mes čia mokytojai, tai man atrodo, mes turim žinoti biškutį daugiau, bet vaikam visko tai tikrai nebūtina, tai tokiam bendram supratimui turėkim, o toliau jauskimės laisvai, aš sakyčiau, galima šito dalyko nebūtinai pasakot, bet vat kur nueina pinigai, tai labai įdomu ir čia yra svarbu. Tai vėlgi šaltinis yra, galėsit pasižiūrėti, bet šiaip finansų ministerijos puslapį tikrai ten visko galima rasti. Tai čia yra tie tokie patys pagrindiniai, didžiausi turbūt kasneliai, kurie atitenka, smulkmenų jau išdėliotų čia nėra. Ir tai yra, matoma, ne vėl, turbūt čia, ir vėl man čia sunku su matematika, kažkiek, ne pusė, bet daug. Socialiniai apsaugai ir užimtumai, tada švietimas, mokslas ir sportas, šitas va mėlynas, ir čia jau tikrai 2/3, aš taip įtariu, beveik 2/3, ne, čia matematikai gal mano tą akibiškai pakoreguotų, bet plius minus. Ir tada valstybės saugumas, gynyba, sveikata, sveikatai truputėlį mažiau, bet situacija geopolitinė irgi keičiasi ir persidėlioja truputėlį valstybės biudžeto išlaidos, žemės, maisto ūkiui ir transportas ryšiai. Tai va, čia yra pagrindinės sritys, tai iš tikrųjų šiaip iš esmės niekas nesikeičia, nes turbūt tą trejetuką socialinė apsauga, švietimas ir sveikatos apsauga esam, nežinau, visi savo galvose įsikalę ir vaikam įkalta. Tai kas 24 metais pasidaro didesnis negu sveikatos apsaugai lėšų numatoma skirti, tai valstybės saugumas ir gynyba. Tai va truputėlį atsiranda naujas toksai komponentas, kuris anksčiau taip stipriai neišsiskirdavo. Tai va, ir dabar tos funkcinės vyriausybės išlaidos, tai čia yra, aš labai greitai čia prabėgsiu, iš tikrųjų
sakau, šitas galit keletą skaidrių tikrai išmesti, nebūtina čia vaikams žinot, bet jums kaip toks po ranka, jeigu kas paklaustų, tai čia svarbu. Tai pagal funkcijas, ane, gynyba, viešoji ten tvarka, sveikatos apsauga, kultūra, švietimas, socialinė apsauga, tai čia akivaizdu. Tada ekonominės išlaidos, tai yra valstybė perka prekes paslaugas, ne? Tenai, nežinau, ir darbo užmokestį reikia mokėti, ir šiaip prekių visokių ir paslaugų perka. Ir dabar čia viešoje erdvėje girdim, kiek ten visko įdomiai perka, tai žodžiu, perka prekes ir paslaugas. Tada valstybės investicijos gali būti, subsidijos verslui gali toksai dalykas būti, ar ne, ir yra realiai, ir ten tie pervedamieji arba transferiniai, aš visgi rašau tą neleistiną žodį transferiniai mokėjimai, nežinau, ar jums jau krito į galvas pervedamieji, man tai viskas aš jau pripratau, man jau gražus žodis. Tai pervedamieji mokėjimai namūkiams, tai įvairios socialinės išmokos, ten pašalpos ir taip toliau, ir valstybės skolos aptarnavimo išlaidos. Tai be abejo, jeigu čia aš plačiai nekalbu apie valstybės skolą, nes yra iš tikrųjų biudžeto deficitas ir valstybės skola irgi šitoj pačioj temoj, bet čia yra pakankamai nesudėtinga suprasti, aš iš tikro nežinau, ar reikalingas, čia man gal gali pasakyti Diana, kaip crowding out lietuviškai vadinasi. Išstūmimo efektas, aš nežinau. Koks? Išstūmimo. Išstūmimo. Tai va, ačiū. Tai aš nežinau, ar jisai čia, ar jo reikia ar nereikia, ir aš dėl to nedėjau, programai ten neparašyta. Tai va, iš tikrųjų, ten galima labai gražiai paaiškinti, kaip dalykai vyksta, bet iš esmės reikėtų turbūt tik tai suprasti tiek ten vaikam, kad jeigu valstybė, biudžetas yra deficitinis, tai tada valstybė labai tikėtina, kad skolinsis, tada atsiras valstybės skola ir tą skolą reikės aptarnauti. Tai čia kaip ir su asmeniniu biudžetu, ne, jeigu man trūksta pinigų iki ten mėnesio galo, aš imu greitai į kreditą slapta, įsivaizduoju, kad čia labai nieks nesužinos ir visai gerai darau, bet tai mano biudžetas yra deficitinis, bet to aš dar susikonstruoju skolą, nes tampu skolinga kažkokiam ten greitųjų kreditų kažkokiai kontorėliai. Ir negana to, kad man reikės ten, pavyzdžiui, kokį 1000, kurį aš pasiskolinau gražinti, bet dar ir kalną palūkanų reikės sumokėti. Tai va tos skolos aptarnavimo išlaidos. Tai čia turbūt tiek apie tą valstybės biudžeto deficitą ir valstybės skolą reikėtų plius minus žinoti, nes nelabai žinau ten kiek... Aš labai atsiprašau. Tada yra skolinėsi viduje, nes paprastai yra daugiau linkę paskolinti vyriausybei ir verslams yra pasiskolinti sunkiau, nes skolinasi dar didesnėm palūkanom. Va čia tas pamintis, kad išstumia versluoti. Jo, bet čia nėra tiek mums svarbu, ar jinai viduje skolinasi ir išorėje, vis tiek skola yra. Jo, tai va sakau, aš galvoju, kad gal nereikia, kai kažkada rašysim vadovėlį, aš būčiau linkus įdėti, nes čia yra įdomu, bet gal kaip rubrika tai galėtų būti įdomu, nežinau. Nes turbūt čia gal, net nežinau, ar dabar Eičelas ar neįčelas čia šitą mokosi, bet šiaip pats procesas, jisai tada, lengviau suprast. Bet nesvarbu, einam toliau. Tai dabar apie tas vyriausybės išlaidas. Tai iš tikrųjų, kas čia visiškai nėra paslaptis ir kaip mes ten kalbėjom su jumis apie Fischerio lygtį, kur su nominaliaja ir realiaja palūkanų norma ir daug tokių visokių dalykų, kai pagalvoji, ten jeigu būtum gyvenęs kažkokiais senais laikais, gal būtum sugalvojęs ten kokią Fischerio lygtį, kad nominali tai yra reali plus infliacija, kas atrodo net galvot nereikia ir savaime aišku. Ir būtum toks garsus mokslininkas, tai čia, pavyzdžiui, yra toksai Vagnerio dėsnis, kas irgi atrodo absoliučiai akivaizdu. Tai čia aš tik tai irgi jokio Vagnerio dėsnio mokiniam nereikia, čia dėl bendro supratimo. Tai čia daug irgi yra paaiškinimų, kodėl nuo 20 amžiaus pradžios, net daugelį išsivyščiusių valstybių, ta vyriausybės įtaka ekonominiai politikoje didėja. Tai pasireiškia išlaidų ir surenkamų mokestinių pajamų didėjimu. Logiškai augo ekonomika ir ką atrado tas Wagneris, tai jisai
prognozavo tokį dalyką, kad daugelį pasaulio šalių vyriausybės dalis tame BVP bendrajame vidaus produkte nuolat didės. Ir va tą reiškinį pavadino Vagnerio dėsniu. Tai čia yra, man atrodo, visiškai akivaizdu, bet vėlgi, gal nesileiskime į daug čia šnekų ir dabar kodėl tos išlaidos didės. Tai yra 3 pagrindinės priežastys. Tai yra socialinės priežastys, kadangi kyla visuomenės gyvenimo lygis ir atsiranda reikalas vyriausybei tuos turimus išteklius šalyje paskirstyti ir perskirstyti. Nes čia, aišku, galima eiti ir kalbėti apie pajamų pasiskirstymo tolygumą ir netolygumą ir kodėl ten rūpi, pavyzdžiui, kodėl apskritai valstybei rūpi, bele kuriai turbūt išsivysčiusiai, kad tas pajamų netolygumas būtų kuo mažesnis ir kad visgi būtų ta vidurinė klasė ir kad nebūtų tik tai skurdžiausi ir keli turtingi. Tai atsiranda ir progresiniai mokesčiai, ar ne, ir visokie transferiniai mokėjimai, visokie dalykai. Tai dėl to iš tikrųjų vyriausybė stipriai dirba socialinės politikos srityje ir čia tas valstybės kaip čia įsikišimas ir išlaidų didėjimas čia pasireiškia. Tada yra ekonominės priežastys. Tai be abejo ekonomika auga, yra mokslo ir technikos pažanga ir todėl vyriausybė, kiekviena šalis, turbūt, man atrodo, man toks dežavu, kad mes jau kažkur apie tai truputėlį esam kalbėję, kad jeigu šalis nori būti, nežinau, inovatyvi, ten pasiekti mokslo ir techninės pažangos, tai pirmiausia, turbūt turi suprasti, kad reikia investuoti į išsilavinimą. Ir mokiniai turi mokytis kokybiškai, gauti kokybišką išsilavinimą, universitetai turi teikti, ar kolegijos ten, ar, nežinau, profesinės mokyklos irgi turi teikti kokybišką išsilavinimą, bet tada turi būti kažkokių lėšų apskritai švietimui, moksliniams tyrimams, tai tada galima tikėtis kažkokio tokio, ir ne tik tai šiaip ekonomikos augimo, bet dar darnaus augimo. Tai va čia dėl to irgi didėja išlaidos šitoj srityje. Ir be abejo ekonominė integracija ir globalizacija, tai kadangi yra konkurencija ne tik tai tarp verslų, bet ir šalis tarpusavį konkuruoja, tai ir vėlgi vyriausybė stengiasi skatinti ekonomikos augimą, užimtumą ir šalies konkurencingumą, kad toje tarptautinėje rinkoje šalis atrodytų gerai ir kad būtų konkurencinga. Tai va dėl to tas G komponentas, kuris yra visuminės paklausos viena iš sudedamųjų dalių, jisai didėja. Čia dar vieną užduotį įdėjau, kurios irgi nedarysim, nebent stebuklingai mums liktų laiko. Bet čia irgi siūlau pabandyti su mokiniais, pasižiūrėti biudžetą kokios nors šalies, nebūtinai jau Lietuvos, visai įdomu būtų pasilyginti vėl ne absoliučiais skaičiais, o procentais kokiais nors, tai pasižiūrėti pagrindinius pajamų šaltinius ir išlaidų struktūrą, ir kad pabandytų vaikai pristatyti. Tai čia irgi galima duoti kaip kokį, nežinau, ar klasiai daug laiko bus, bet galbūt kai kokius grupinius ten jie darbus daro, ar kažką ten tokio atsiskaitinėja, tai ir jeigu yra laiko, tai įdomu, jeigu nėra, tada galbūt namie, bet šiaip iš esmės labai įdomu pasilyginti, jeigu vaikam neduosi, tai tada reikia patiems pasiimti porą šalių ir biški to supratimo tokio, kaip atrodo Lietuva, lyginant su kitom šalim, tai sakau, aš labai mėgstu su kokiam nors išsivysčiusiam ir su labai tokiom skurdžiom šalim palyginti ir tada matosi, kad mes iš tikro gyvenam labai gerai. Čia neseniai turėjau, gal, nelabai mums čia tinka apie BVP ten žiūrėjom visokius nedarbą, infliaciją Lietuvos su Argentina. Ir aš galvoju, dieve, kaip mes čia gerai gyvenam, iš tikrųjų, palyginus, tai labai gerai gyvenam. Tai va, čia toks buvo interpas. Infliacija reikėtų su Venezuela turbūt lygintis. Ne, tai Argentina irgi blogai. Dabar ten 24, aš Venezuelos buvau radus, 24 000 buvo procentų infliacija. Jo, bet jie turi naują prezidentą, kuris ten pakeitė labai komandą visą, žodžiu, nežinau, kokius ten būdų išmetė ir susirinko savus. Ir tokia pakankamai restrikcinė, mes kalbėsim dar šiandien, labai restrikcinė politika taiko, bet tokia kaip pagal vadovėlį. Tai ten yra neramumų visokių, bet jam labai pavyko stipriai sušvelninti visas tas, situaciją labai stipriai pavyko sušvelninti ir ten situacija gerėja, aš nežinau kuriam laikui,
nes kiek aš prisimenu, čia tikrai nebe pirmas kartas ir turėjau tokią kolegę iš Argentinos, ten kokie buvo apie 2000-ieji, jinai buvo atvažiavusi į Lietuvą, jinai ir dabar čia gyvena, bet ten buvo labai tragiška situacija. Tai ten pas juos tų tokių baisių nuosmukių, hiperinfliacijų čia ne pirmas kartas, tikėkime, kad paskutinis, gal nežinau. Tai va, tai keliaujam toliau apie fiskalinę politiką. Tai čia dar kartą, kas tai yra, jau prisimenam, ne, išlaidų ir arba mokesčių keitimas ir viskam iš tikrųjų, kai vyriausybė keičia savo išlaidas arba keičia mokesčius, tai turi įtakos absoliučiai visokiem makroekonominiam rodikliam. Tai ir bendram vidaus produktui, ir nedarbo lygiui, ir infliacijai, ir be abejo prieš tai visuminiai paklausai, dėl kurios pokyčių tie visi toliau išvardyti dalykai ir keičiasi. Jeigu jums, man tai visada akyse brėžiniai, nežinau kaip jums, bet aš kai tokius skaitau, tai aš iš karto matau akyse, man toksai prieš akis yra visuminė paklausa, visuminė pasiūla ir ten, pavyzdžiui, visuminė paklausa didėja, bum, aš matau iš karto bendras kainų lygis ar papiešt. Ką matau, ar aišku čia iš pasakojimo. Papiešti geriau. Papiešti, sako, reikia. Gerai, bet čia taip labai greitai, tokį trumpą. Tai čia va papiešiu gal. Tai čia iš esmės yra apie tai, kad visada va tas brėžinukas belė koks, kažkoks, kokį jūs norit. Man tai labai Keynesas patinka, tai aš Keyneso kreivę nubrėšiu. Čia visuminė pasiūla, ne? Nu ir va, pavyzdžiui, čia yra kažkokia visuminė paklausa ir tada čia realusis BVP ir čia APL, average price level, tai arba vidutinės kainų lygis. Nu va, ir viskas. Ir tada sako, keičia mokesčius, tai reiškia, aš suprantu, kad mokesčių keitimas, jeigu žinau, kad AD yra lygu, ne? Mes jau turėjom šitus visus dalykus su jumis. C plus I plus G plus X minus M. Labai čia šleivai rašau, bet nepykit. Nu va, tai žinom, kad jeigu keičia vyriausybės išlaidas, tai keičiasi komponentas G. Jeigu, pavyzdžiui, keičia mokesčius, tada gali keistis C ir keistis I. Tai čia tokie labai tiesiai, kur pasikeičia. Tai, tarkim, mažina ten mokesčius, sakykime, arba didina vyriausybės išlaidas, aš žinau, kad tada stumėsi, čia ne taip šleivai kaip nupiešiau, bet kažkokiu būdu jinai stumėsi į dešinę ir vadinasi bendras kainų lygis kyla, ne, nuo to, kur buvo, jisai buvo čia kažkur. Tada auga realusis BVP, čia kažkoks Y1, čia kažkoks Y2, tai auga realusis BVP, tai akivaizdu, kad turėtų mažėti. Tai jeigu kainų lygis auga, tai infliacijos tempas irgi, tai auga infliacija, jeigu auga realusis BVP, tai tikėtina, kad mažėja nedarbo lygis, ir va visi šitie dalykai čia labai gražiai susipaišo ir labai aišku, kad nieko čia mokytis nereikia, tiesiog jeigu žinai, kad čia yra komponentai, iš esmės, išlaidos ir mokesčių keitimas turi įtakos kitiem komponentam, tai akivaizdu, kad bus paveikta kažkokiu būdu arba padidės, arba pamažės visuminė paklausa, ir tada automatiškai čia, jeigu žinom, kad kainų lygis, čia žinom, kad BVP, tai visus kitus jau ten tuos makroekonominius rodiklius galim tiesiog išdėlioti ir tiek žinių. Tai va, dabar tada jau keliaujam, ar ne per greitai? Jaučiu, kad gal ne. Gerai. Gerai, tai keliaujam toliau. Dabar kaip jinai vykdo tą fiskalinę politiką, tai aš jau čia sakiau visai daug kartų, tai gali keisti vyriausybės išlaidas prekiam ir paslaugom. Tai tos prekės ir paslaugos, tai čia ne tik tai, kad prekes ir paslaugas perka, bet gali būti ir visokie ten, nežinau, projektai, infrastruktūrai, kažkokiai ten gerinti ar dar kažkam, iš esmės bet kam valstybė išleidžia pinigus, ne? Galima keisti mokesčius ir galima daryti abu dalykus kartu. Tai čia tiesiog parašiau kaip 3, bet realiai čia yra 2 dalykai su ir arba, ne? Keičia išlaidas ir arba keičia mokesčius. Tai yra 2 dalykai, kuriuos gali daryti atskirai arba gali daryti kartu. Dabar kokie tikslai? Iš tikrųjų, kas yra įdomu, man atrodo, aš jau šitą dalyką irgi sakiau, kad
kiekviena šalis turi tokius, pagrindinius makroekonominius tikslus, kaip pavyzdžiui, nedidelė ir pastovi infliacija, žemas nedarbo lygis, ten ekonomikos ciklinių svyravimų sumažinimas, stabili aplinka, išorinis balansas, teisingas pajamų pasiskirstimas. Tai čia truputėlį galėsim staptelėti prie kiekvieno, jeigu kažkas yra neaišku. Bet kas yra įdomu, kad, pavyzdžiui, šitie pirmi du, jie kartu nelabai gali būti pasiekti. Nes mes jau irgi turėjome, man atrodo, apie infliaciją ir nedarbą. Ir akivaizdu, kad infliacija ir nedarbas dažniausiai vaikšto truputėlį priešingą kryptim. Kai infliacija maža, tai nedarbas dažniausiai auga ir kada turim defliaciją, tai turim didelį nedarbą ir atvirkščiai, kada turime didelę infliaciją arba stipriai auga infliacija, tai nedarbas mažėja. Tai šitie dalykai dažniausiai kartu nelabai gali būti pasiekti, bet vis tiek, nepaisančių šito viso, vis tiek yra tokie pagrindiniai makroekonominiai tikslai. Tai čia, pavyzdžiui, apie Europą, apie eurozoną kalbėsim, tai ta nedidelė pastovi infliacija apie 2 procentus, kad būtų žemas nedarbo lygis, skaičiaus kaip ir nėra, nebent jūs žinot, aš tai nežinau, bet žemas, aišku, kad nebūtų ciklinio nedarbo, tai ir būtų ten tik tai tas natūralus nedarbo lygis, kuris irgi nieks nepasako koks, nes visur skirtingas. Ir besivystančioje šalyje jisai bus vienoks, išsivysčiusioje šalyje kitoks ir apskritai priklausomai nuo aplinkybių gali skirtingai būti. Tada ciklinių svyravimų sumažinimas, čia turbūt šitas aiškus, kad ekonomika svyruoja neišvengiamai, čia labai viskas gražu ir gerai, bet kad svyruotų ne taip stipriai, kad nebūtų labai kažkokių didelių pakilimų, po kurių seka baisiai dideli nuosmukiai, tai sušvelninti stengiasi fiskalinės politikos priemonėmis tuos svyravimus. Stabili ekonominė aplinka, jinai visada yra patraukli ir verslui, ir užsienio investuotojams, tai kuo yra jinai stabilesnė, o ne aukštyn žemyn ten kairėn dešinėn, tai tuo šalis atrodo geriau ir apskritai ekonomika, ir pati ekonomika stabilesnė yra, išorinis balansas, tai čia kalbam apie eksportą ir importą, tai apie tai, kad jie nebūtinai turi būti lygus, bet jeigu, pavyzdžiui, labai daug šalis importuoja, mažai eksportuoja, tai tada nebus baisiai gerai, nes bus neigiamas komponentas bendrajam vidaus produkte. Ir visuminiai paklauso, jeigu skaičiuosim, tai irgi nebus labai gerai. Ir teisingas pajamų pasiskirstimas, tai apie tai jau kalbėjau, nes akivaizdu, kad jeigu yra pajamų pasiskirstimas labai netolygus, tai labai galima tikėtis visokių ir neramumų šalyje ir to čia kriminogeninės situacijos ar nusikalstamumo lygio kažkokio aukštesnio, nes jeigu yra tik tai skurdus gyventojai ir labai turtingi, tai nebus gera situacija šalyje, dėl to ir aišku, tada gali reikėti daug išmokų visokių mokėti ir dar visokių dalykų. Tai va čia tas teisingas pajamų pasiskirstimas yra siekiamybė. Ir tada, tai tas poveikis jau sakiau, kai keičia dalykus vyriausybė ir tada poveikis apskritai įvairiems skirtingiam makroekonominiam rodikliam yra. Dabar kokios yra rūšys fiskalinės politikos, tai čia turbūt irgi labai kažko naujo nepasakysiu, nes tos rūšys tai kaip ir monetarinės, gali būti skatinamoji arba ekspansinė fiskalinė politika ir ribojamoji arba restrikcinė fiskalinė politika. Tai nežinau, kokius čia teisingus terminus reikėtų vartoti, bet manau, kad suprantate, kad viena ta naudojama skatinamoji, kai reikia ekonomiką paskatinti, pastumti, pabūstinti, nežinau, pajudinti iš kažkokio sąstingio ir padėti jai augti, ribojamoje, kai reikia truputėlį atšaldyti ir apraminti, tai tada naudojama ta ribojamoje arba restrikcinė fiskalinė politika. Tai skatinamos fiskalinės politikos priemonės yra kas? Didina vyriausybės išlaidas ir arba mažina mokesčius. Tai logiška, kad su mokesčiais niekas labai ten nežaidžia pirmyn atgal, nes tai tas vėlgi, ar tai yra stabili ekonominė aplinka, jeigu ten vieną mėnesį vienaip, kitą kitaip ir belė kada ten, kai galva šauna, tiesiog pamažina arba padidina mokesčius, tai niekas taip nedaro, bet to tai yra ilgas procesas ir kol jisai įsigyvendina, tai daug laiko praeina. Vyriausybės išlaidas galima keisti žymiai paprasčiau, nesakau, kad labai paprastai, bet tikrai paprasčiau negu mokesčius.
Ir tai dažniausia skatinamoji fiskalinė politika taikoma, kada šalis išgyvena recesiją arba nuosmukį, arba krizę, arba, ką ten dar. Čia kada blogai. Tai va, bet čia dar toks yra dalykas, tuoj parodysiu kitą skaidrę, yra brėžinukas, tai yra recesija, tai yra nepakankama dažniausiai visuminė paklausa, faktinis nedarbas didesnis už natūralų nedarbo lygį. Ką tai reiškia šitas sakinys? Tai reiškia, kad yra ir ciklinis nedarbas, ne? Nes natūralus tai tikrai tik tai laikinasis ir struktūrinis, tai jeigu faktinis didesnis už natūralų, tai akivaizdu, kad yra dar ciklinis nedarbas. Ir su šita skatinamąja politika siekiama didinti visuminę paklausą, investicijas ir užimtumą. Tai čia yra monetaristų požiūris ir Keinso požiūris, bet nesvarbu, į kurį mes žiūrėsime, čia yra tas recesinis tarpsnis ir vienur ir kitur. Ir tam, kad jį panaikintume, tiksliau ne mes, kad panaikintume, o valstybė siekdama jį panaikinti, stengiasi didinti visuminę paklausą, o jeigu taikai fiskalinę politiką, tai yra šansas didinti vyriausybės išlaidas arba mažinti mokesčius. Tai va, tai čia apie tai lėtai ir išsamei pasakyta, kaip čia daroma, tai aš šito gal jau nebepasakosiu, nes, žodžiu, manau, kad čia galima pasiskaityti. Šiaip, nepykit, šitos skaidrės, jose daug teksto yra. Tai manau, kad tiek teksto jokių būdų nereikia, bet aš kažkaip labiau galvojau apie šitas skaidres kaip apie šaltinį, kur būtų galima pasiskaityti, susitrumpinti, tai visada lengva, tai aš paliksiu galbūt to teksto daugiau. Mane tai nervina, kai tiek prirašyta, bet ir čia net nėra kur tų brėžinių normaliai sutalpinti, bet aš gal paliksiu tada, tegul būna. Ir tie tokie va čia, tai lėtas paaiškinimas, kaip čia kas atsitinka, tai tiesiog jau aš nebeskaitau, aš papasakojau. Tai jeigu neprisimintumėt netyčia ar norėtųsi pasitikslinti, tai čia rasit. Ir tada ribojamoji fiskalinė politika, tai atvirkščiai, kada yra infliacinis tarpsnis, kada ekonomika auga, kai jis tai jau ten, tai ją reikia paraminti. Ir tada gali būti mažinamos vyriausybės išlaidos ir arba didinami mokesčiai. Tai va, tai čia siekiama sumažinti visuminę paklausą ir ekonominį aktyvumą. Ir aišku, ir daugiau čia net nelabai turiu ką pasakyti šitoje vietoje turbūt. Tai čia vėlgi tas pats, tik tai lėtai. Mažinam išlaidas, didinam ten kokius nors mokesčius, tai tiesiogiai dėl to mažėja AD, nes čia yra poveikis komponentams visuminės paklausos. Ir iš pradžių mažės ten, pavyzdžiui, jeigu padidės mokesčiai, kokie gyventojų pajamų, tai toks procesas, kaip ir čia sako, 2 etapų. Iš pradžių pamažės ten, man, pavyzdžiui, jeigu dabar padidėtų gyventojų pajamų mokestis, tai pirmiausia mažėtų mano disponuojamosios pajamos, nes aš mokesčių mokėčiau daugiau, reiškia, liktų man disponuojamųjų pajamų mažiau. Jeigu aš turėčiau mažiau disponuojamųjų pajamų, logiškai mažės vartojimas. Ir ten gali ir investicijos, jeigu ne gyventojų pajamų mokestis, jeigu pelno mokestis čia didėtų. Bet ir AD tada mažės. Ir jeigu taikomos abi priemonės, tai aišku, čia vėl vienu atveju ten, kas pirmai, ko nepasakiau, jeigu abi priemonės ten gali būti biudžeto deficitas, čia gali atsirasti biudžeto perteklius. Dabar koks efektyvumas fiskalinės politikos? Tai yra keletas privalumų ir šiek tiek trūkumų. Tai aišku, gali fiskalinė politika paskatinti ekonomiką pakilti iš nuosmukio arba krizės. Čia visur, kaip sakiau, aš tai labai atsargiai visada stengiuosi apie ekonomikos ten visokius dalykus kalbėti ir manau, nei vienas čia drąsiai nesiryžtų sakyti, kad paskatins, padidins, ten susidoros, nieko panašaus, galimai, tikėtina, ten galbūt, turbūt labai tikimės, bet kad tiksliai tai bus, tai ne, nes čia visur reikėtų parašyti ceteris paribus, kitom sąlygom nekintant jo, bet gali būti begalybė veiksnių, dėl kurių tu ten daryk ką nedaręs ir vis tiek paaiškės, kad nieko čia panašaus ir neveikia. Tai esam jau turėję pavyzdį, kada buvo taikoma monetarinė politika, mažinamos palūkanų normos beveik iki 0 ir vis tiek ekonomika sunkiai judėjo į priekį, todėl kad man labai keista, net aš dabar sužinojau iš savo studentų, kad jie per mikroekonomiką jiems nepasako, kad lūkesčiai yra vienas iš labai svarbių paklausos ir pasiūlos veiksnių. Aš gal nedėčiau lūkesčių į pirmą vietą, bet į antrą vietą tai tikrai padėčiau, nes lūkesčiai yra labai svarbus dalykas, nes galime mes turėti patys kaip vartotojai pinigų, bet nesitaškyti, nes
yra visai kiti kažkokie dalykai, mūsų lūkesčiai blogi dėl ateities, tarkim, ten ar dėl darbo, ar dėl kažkokių geopolitinių dalykų, ar dar dėl kažko. Ir man ten gali siūlyti, kokius nori kreditus, su kokiam nori palūkanom mažom, bet aš nepirksiu naujo automobilio ir nepirksiu namo ir nesistatysiu ten ir nedarysiu, ir ne dėl to, kad neturiu pinigų. Tai va, tada padidina galimybę tikslingai nukreipti lėšas į konkrečius sektorius, nes jeigu vyriausybė didina išlaidas, tai jinai gali tai daryti labai tikslingai. Tada tas vyriausybės išlaidų poveikis visuminiai paklausys yra tiesioginis, nes jie yra komponentas, gali susidoroti su greitai augančia infliacija ir gali paveikti potencialų gamybos lygį. Tai gali šitus visus dalykus padaryti, bet trūkumų iš tikrųjų yra labai nemažai. Tai vienas dalykas, kad fiskalinė politika yra įgyvendinama su vėlavimu. Čia nėra taip, kad, kai palūkanų normas pakeitė, ir nuo kovo 1 važiuojam su nauja bazinė palūkanų norma. Čia taip nebus. Čia, kol priims kokį nors, nežinau, įstatymą, nutarimą, pakeitimą ten ar dar kažką, tai pirmiausia balsuos 32 kartus ir tada, čia aišku, aš hiperbolizuoju, bet nebūtinai 32 kartus gal ir iš karto priims, bet iš tikrųjų užtruks, kol pradės veikti. Nes, pavyzdžiui, patys supraskit, kad jeigu ten paskirs pinigų kažkokiam, tarkim, kad ir infrastruktūros projektam, tai nesuveikia šiandien pat, o juo labiau ten mokesčių pakeitimai, tai niekas jų neįves nuo rytojaus, ten įves, pavyzdžiui, nuo kitų metų sausio 1 dienos, tai dar iki sausio 1 dienos, tai čia dar vos ne ten metai praeis, ir žodžiu. Tada yra politiniai suvaržymai. Ir čia yra, nežinau, visokie nelietuviški vadovėliai, tai nebijo šito sakyti, kad fiskalinę politiką vykdo politikai ir politikai pirmiausia nori būti perrinkti. Tai va čia irgi atsiranda labai daug dalykų, dėl ko fiskalinė politika kartais būna jinai tokia labai, net ir turbūt, kai žmonės supranta, ką reikia daryti, jie tiesiog tūpčioja vietoj, nes nori būti perrinkti, nenori susigadinti savo ten kokios politinės karjeros ir tikrai niekada, net jeigu reikia drastiškų kažkokių imtis veiksmų, ten, pavyzdžiui, kad ir didinti mokesčius ar kažką, aš nesu girdėjus turbūt nei vienos politinės partijos prieš rinkimus, kurie sakytų ten, žiūrėkit, mes čia išspręsim visas problemas, padidinsim ten mokesčius visus 30%, sutvarkysim biudžeto ten deficitą kokį nors ten, nežinau. Niekas taip nekalba, visi tik tai pasakoja tą patį, kaip ten mažins mokesčius, kaip ten viskas bus šviesu ir saulėta, bet tai čia iš tikrųjų dėl politinių priežasčių, nes čia nepaprasta. Gali būti nuolatinė valstybės skola, jeigu valstybė ten didins išlaidas ar dar kažkokius dalykus darys, tada recesijos metu, pavyzdžiui, jeigu bus mažinami mokesčiai, tai gali visai nebūti veiksminga, todėl kad vėlgi tie patys lūkesčiai gali paskatinti infliaciją ir gali nesugebėti. Pavyzdžiui, jeigu čia yra sąnaudų sukelta infliacija arba stagfliacija, tai iš viso bus neveiksmingos šitos fiskalinės politikos priemonės. Tai va. Ir dar truputėlį, tai kaip jau ir minėjau, tai čia susiduriama su laiko politinėmis ir privačių investicijų išstūmimo problemomis, nes tai pirmas reikia laiko situacijai vertinti, laiko sprendimam priimti, tada laiko, kol ten tos jau net priimtos fiskalinės priemonės paveiks gamybą, užimtumą ten ar infliaciją. Ir tas, ką aš sakiau, kad tai yra labai nepopuliaru ir dažnai, kad ir aišku, ką reikia daryti, tai neatsižvelgiama į esamas problemas, o tokios taikomos patogios ir jaukios politikos priemonės ir nebūtinai, nes tie, kurie drastiškų priemonių imasi, tai tada žmonės ant jų labai pyksta. Aišku, paskui, jeigu susitvarko reikalai, tai viskas gerai ir jeigu nespėja nuversti jų, bet šiaip jo, kaip dabar Argentina, ten tikrai nieko švelnaus jau nedaro, bet nežinau, daug yra, kažkas pasako iš tikrųjų, kad ten žmonės nesidžiaugia, džiaugiasi tie, sako, kurie yra protingesni ir supranta, kad čia jo reikės dabar biškai susispausti ir ten kažkokių, dažnai būna tokiose šalyse ten išmokų visokių primokėta, neaišku, kokių ten visokie 15 atlyginimai ir taip toliau. Tai va, tai dabar trupučiuką jau norėčiau persikelti į monetarinę politiką, jeigu yra kažkokių klausimų iš fiskalinės, klauskite, jeigu ne, tada bėgam dar truputį į priekį. Galime eiti, ne? Galim.
Gerai. Tai dabar apie ką kalbėsim nesvarbu, apie monetarinę politiką, ne? Aš galvoju, kad aš šitą pradžią tada visą tralelę jau praleisiu apie bankų atsiradimą. Šiaip, aišku, man atrodo, vėlgi čia va ta, kur sakiau, loginiai tie dalykai. Kalbant apie centrinių bankų funkciją ir apie visokius dalykus, man atrodo logiška priminti ir apie bankus, ir kaip čia viskas atsirado, ir kokia istorija, bet aš jums paliksiu skaidrėse, čia tikrai suprantamai parašyta, juo labiau, kad mes jau dalį esam įdėję į pirmą vadovėlio dalį, nes ten apie bankus ir apie ir komercinius, ir centrinį šiek tiek yra parašyta, tai manau, kad netaip svarbu gal šita mums dalis. Čia dar įdėjau ir apie Europos centrinį banką, kas čia yra nepataisiau 21, ne, šalis yra labai kalta, jaučiuosi, dabar gal iš karto pasitaisysiu, nes paskui pamiršiu. Labai negražiai padariau. Tai va, tai čia truputėlį yra apie Europos centrinį banką, kas čia jisai toksai yra, kas tai eurosistema ir kas ten centrinių bankų sistema. Nu, ir aišku, centrinio banko tikslai gali būti, jie yra, ta prasme, centrinis bankas nusistato kažkokį tikslą, kuris siejamas su monetariniu stabilumu. Tai gali būti įvairių tų tikslų, pavyzdžiui, Europos centrinio banko, ne pagrindinis tikslas, va kaip čia yra parašyta, palaikyti kainų stabilumą eurozonoje, ne? Bet nebūtinai toksai, gali būti kainų stabilumas, gali būti pinigų kiekis apyvartoje reguliuojamas, gali būti tikslas valiutos kurso stabilumas. Tai aš čia apie kiekvieną iš šių trupučiuką esu papasakojus ir dabar gal taip greituoju būdu truputį užsiminsiu. Tai jeigu tikslas yra pagrindinis arba vienas iš tikslų valiutos kurso stabilumas, tai reiškia, kad centrinis bankas siekia, kad nacionalinė valiutos kaina būtų pastovi kitų valiutų atžvilgių. Kažkokių konkrečių valiutų, nes visų valiutų atžvilgių labai pastovi, ko gero, negali būti, bet kažkokių ten, kurios yra, kaip pasakyti, galbūt svarbios arba tikslas yra, kad tų valiutų atžvilgių būtų pastovi kaina. Tai čia labiau yra būdinga tom besivystančiom šalim arba mažom, ne, bet, nes, sakykime, kokiai nors ten eurozona, ten su savo euro ir Amerika su doleriu, tai nežinau, kiek ten Amerikai su eurozona turbūt įdomu, nes visada, ne, tokia kaip kova, tokia tyli, kas stipresnis ar euras ar doleris, taip tyliai kaip ir vyksta, bet iš esmės šitos valiutos yra stiprios ir mums dabar irgi nėra kažkokio tokio turbūt nerimo labai, kad, čia, kaip, pavyzdžiui, kokioj ten Zimbabvėje būtų ar Venezueloje, ne, kada, tie pinigai ten kiekvieną ten valandą ir minutę tavo praranda savo vertę, tai mums nėra taip aktualu, sakykime, stiprių ekonomikų šalim čia. Aišku, mes irgi esam turėję, Lietuva yra turėjusi fiksuotą valiutos kursą, turbūt prisimenat ir čia man daug pasakoti nereikia, bet yra vienas iš būdų, kaip padaryti tą savo valiutą šiek tiek stabilesnę, kada jinai yra siejama su kažkokia kita stabilia valiuta. Bet aišku, gali būti, čia viena vertus yra privalumų, kita vertus gali būti trūkumų, nes jeigu kas nors atsitinka ten toje šalyje, kur sakykime, prie kurios pririšta, tai gali atsitikti ir tai šaliai, kuri prisirišusi valiutą. Tada kainų stabilumas turbūt čia nieko labai ypatingo nepapasakosiu. Visada galite pasižiūrėti su mokiniais filmuką apie infliacijos ar ten defliacijos pabaisą, nežinau, atrodė. Jis toks man žiauriai keistas, bet sakau, aš kažkada man mokiniai yra sakę, ten 12 klasiai, ką jie geriausiai prisimena, tai labai buvo juokinga, kad sakė, tą filmuką tai visi prisimena. Nežinau, jis toks, čia žinote apie ką kalbu, ne? Jo, jis keistas, bet labai mokiniam gerai įsimenamas ir jie geriau supranta šitą. Jo, kažkaip pasėda ten tose galvose, jis toks, nežinau, nesakysiu nieko aš apie jį, juokingas toksai dideliem vaikam, ne vaikam, čia jau vos nesuaugusiem, bet aš esu rodžius ir studentam, žinokit. O galit gal nuorodą įdėti, nes tie, kas čia ne per seniausiai mokina, tai nežino, apie ką jūs kalbat. YouTube'ai parašyti filmukas infliacija ir išmeta. Jo, ten yra Europos centrinio banko, man atrodo. Galėsiu įdėti, į laišką įdėsiu, nes iš tikrųjų tai jisai labai tinka prie infliacijos, labiau negu čia, turbūt priklauso, ką jūs pirmiau mokysit. Jeigu pirmiau mokysit infliacijos, tai
ir 10-okam dar šiemet pavasarį, jeigu turėsite infliaciją, tai tikrai galit parodyti, nes ten viską išdėlioja, ten realiai parodai tą filmuką, ten neilgas, jisai nežinau kiek minučių, bet tada sakai, kad ten jie pasižiūrėtų, kokie yra tikslai, kokie yra ten požymiai infliacijos, defliacijos, kuris geresnis, blogesnis ten. Ir paskui ten tik tai aptarti belieka, be didelių ten pasakojimų, tai labai sutaupo iš tikrųjų laiko. Sakau, jisai toksai pieštas, toksai, nežinau, pasižiūrėsit, tai tikrai galėsiu laišką įdėti, bet šitoj vietoje šį prisiminiau, tikrai, man atrodo, aš jums prie infliacijos apie jį nepasakojau, tai irgi čia galima, ten irgi papasakoja, kad ten toks dėdė iš Europos centrinio banko, kad ten tikslas yra palaikyti kainų stabilumą, lelelė, tralelė, tai žodžiu irgi viską labai gražiai papasakoja, bet čia mes apie vartotojų kainų indeksą tikrai jau esam kalbėję, tai čia irgi aš nebesustoju. Tada Lietuvos bankas, nueikit būtinai Kaune į ekskursiją, nuostabi ekskursija Lietuvos banke. Ir čia daugiau irgi nieko apie tai nepasakoju, čia toks, bendram išsilavinimui, tai pasižiūrėkit, čia Vilniuje centrinio banko pastatas yra. Ir dabar tada, kokios yra centrinio banko funkcijos pagrindinės? Tai šitos funkcijos visos yra surašytos vėlgi pirmoji daly vadovėlio, nes ten reikėjo papasakoti apie centrinį banką, ten gal net gražiau surašyta. Tai galima iš ten pasiimti, bet čia tokiam pakartojimui, jeigu su mokiniais reikėtų, tai kad įgyvendina pinigų politiką, vienintelis ten teisėtos mokėjimo priemonės emitentas, čia mes kalbam ne apie Lietuvos centrinį banką, čia kalbam apie tą klasikinį centrinį banką, kuris, pavyzdžiui, Lietuva neturi galimybės išleisti savo pinigų, viskas užsidarė, esame eurozonoje ir nebeturime galimybės nei prisispausdinti, nei ten nebespausdinti. Ta prasme, galim tiek, kiek mums yra leista, bet patys jau reguliuoti čia negalim. Tai valstybės bankas, bankų bankas nustato bazinę palūkanų normą, kai irgi daro ECB, paskutinis skolintojas ten prižiūri komercinių bankų privalomus rezervus ir informuoja visuomenę apie ekonomikos būklę. Tai čia tiesiog pakartoju, nes čia nieko naujo nepasakau, viskas vadovėlė apie tai ten gražiai parašyta ir su pavyzdukais dar. Dabar banko atsargos. Labai atsiprašau, galiu įsiterpti. Jo. Kad eurozonai priklauso 21 šalis. O kiek? 20. O Kipras? Ne Kipras, o... Tai 20 buvo Kroatija. Gerai, tada pasteisysiu atgal, nes pagalvojau, kad sena. Jo, nes pas jūs gerai buvo ir aš dabar net pati pasimėjau. Bet patikrinot? Viską patikrinau, tai. Gerai, ačiū labai. Vėl grąžinsiu atgal, žodžiu. Dabar jau apsigėdinau čia prieš visas. Tai gerai, tai važiuojam tada toliau. Banko atsargos. Dabar kodėl kalbu apie banko atsargas? Todėl, kad tai yra vienas iš būdų reguliuoti pinigų kiekį apyvartoje. Tai čia daug irgi nėra man ką pasakoti, nes mes apie banko atsargas, man atrodo, jau irgi apie privalomus rezervus arba privalomasias atsargas ir dalinių atsargų ten bankininkystę jau kalbėjom, man atrodo, kai kalbėjom apie, man atrodo, apie infliaciją galimai, nes ir apie pinigų multiplikatorių mes jau tikrai turėjom, tai dabar jau man čia pinasi pirma akademija, biški su antra, bet kad tikrai buvo šitie dalykai, tai faktas. Tai čia tik tai trumpai, nes keisdama, tai banko atsargos žino, tai nelikvidus aktyvai, kurie bankų laikomi tam, kad būtų patenkinta indėlininkų pinigų išėmimo paklausa ir kad būtų pavedimai ten apmokėti, nukreipti į indėlininkų sąskaitas. Tai trumpai sakant, bankas pamena, negali visko išskolinti, ten mano pinigai, sakykime, yra, bet kažkiek turi būti privalomųjų atsargų ir tada turi būti kita dalis gali būti jau naudojama. Tai jeigu, pavyzdžiui, bankai paskolų neišduotų, tai toks bankininkystės tipas būtų 100% atsargų bankininkystė ir tai reiškia, kad banko atsargos būtų lygio 100% indėlių. Tai tada jie tik tai saugotų pinigus ir taip iš tikrųjų realybėje komerciniai bankai neveikia. Teoriškai taip gali būti, bet realiai taip nėra. Tai realybėje pasaulyje veikia dalinių atsargų bankininkystė, kada yra privalomosios ir perteklinės atsargos. Tai privalomosios atsargos, tai tos, kurias bankas privalo laikyti, kad galėtų vykdyti įsipareigojimus. Aš, pavyzdžiui, užsimanysiu išsiimti pinigų, tai iš privalomų atsargų ir galėsiu pasiimti. O perteklinės atsargos, tai tos, kurias gali bankas panaudoti paskoloms išduoti. Tai privalomų atsargų normą nustato Centrinis bankas ir aišku, čia irgi šitą jau kaip priminimą tik tai sakau, nes tada, kada bankai gali priimti indėlius ir teikti paskolas, tada prasideda pinigų kūrimo arba indėlių multiplikavimo procesas.
Tai šitą, man atrodo, dalyką irgi visi jau žinot, nes čia nėra va ta makroekonominė, šiaip tai čia makro dalykai, bet sakau, kadangi pas mus programų įdėta prie orientavimosi rinkoje, tai pas mus irgi vadovėlį ten matėt yra, ne, ir pinigų multiplikatorius, ir, arba indėlių multiplikatorius, ir kaip ten pirko dviratį, tada tas, kuris pardavė ten, nežinau, ten pirko tą kažką ir taip toliau, ir čia multiplikuojasi. Tai čia aš esu įdėjusi pavyzduką tokį irgi step by step, žingsnis po žingsnio, jeigu galėsit pasinagrinėti. Tai čia tiesiog toksai priminimui, kad nereikėtų kažkur ten ieškoti labai, čia aš esu įdėjusi tiesiog tą indėlių multiplikavimą. Tai multiplikatorių irgi primenu. Multiplikatorius, tai yra toksai daugiklis, kuris parodo galimą pinigų pasiūlos padidėjimą dėl komercinių bankų atsargų padidėjimo vienu piniginiu vienetu. Taip sakant, mes galime, turėdami indėlių multiplikatorių, apsiskaičiuoti, kiek teoriškai, ten pavyzdžiui, jeigu padės kažkas 1000 eurų, privalomų atsargų norma bus 10%, tai pinigų pasiūla ekonomikoje ten gali būti 10 000 eurų. Tai tokiu būdu, keisdamas privalomų atsargų normą, Centrinis bankas gali reguliuoti pinigų kiekį ekonomikoje. Bet tai nereiškia, kad taip ir bus, aš padėjau 1000, ten 2% padėjau privalomas atsargas, tada likusius mano pinigus išskolino, tada kažkas ten juos gavo, nes nusipirko ten kas nors, nežinau, dviratį, tas dviračių pardavėjas, ten tada, nežinau, eina, irgi turi bankę, jo pinigai įkrenta į banką, tada bankas 2% palieka, kitus jau vėl kažkam skolina. Tai aišku, kad taip neveikia, todėl kad pirmas dalykas, tai va, čia yra įvairios priežastys, ne visi pinigai nukeliauja į banką. Aš gal laikau koiniai ten ar nežinau, kur nors ten miške po egle. Antras yra dalykas, kol ten padeda indėlį ir kol užduoda paskolą, tai jau atsiranda perteklinės atsargos ir tas multiplikatorius gali mažėti. Trečias, nebūtinai ten indėlių sąskaitas ten tik tai moka, bet ir išsiima. Tai tas judėjimas visą laiką vyksta ir dėl to neveikia taip, kaip teorijoje aprašyta 100%. Ir čia kas yra svarbu, kad kai mes turime multiplikatorių, mes galime apskaičiuoti, kiek teoriškai gali padidėti pinigų ekonomikoje, bet tai visiškai nereiškia, kad tiek ir padidės. Tai va čia aš net irgi pastorinau tą, kad faktinis tas multiplikatorius yra net keletą kartų mažesnis palyginti su teoriniu. Jis tai tikrai nebus tiek, nežinau, gal ir gali teoriškai atsitikti, bet dažniausiai tiek pinigų ekonomikoje neprisikurs, kiek galėtų prisikurti. Tai va, dabar ta monetarinė politika, tai iš esmės yra pinigų pasiūlos kiekio kontrolė, kurią šalis siekia paveikti makroekonominius rodiklius. Ir pinigų pasiūlą reguliuoja Centrinis bankas, kuris gali daryti keletą dalykų. Čia aš parašiau 3 ir dar apie vieną esu parašius toliau. Tai gali atviros rinkos operacijas, kas čia klasika, keisti palūkanų normą ir keisti privalomų atsargų normas gali, ne? Tai iš tikrųjų, apie ką ten mes rašom pirmoji daly ir apie ką mes daug diskutavom su Lietuvos banko žmonėm, tai iš tikrųjų, kad šiuolaikiniai, dabartiniai, pavyzdžiui, ekonomikoje, tai centriniai bankai, ypač, ten kalbėjom apie Europos centrinį banką, nes tai kas aktualu Lietuvai, tai iš tikrųjų, iš esmės pagrindinė priemonė, kuria vykdoma pinigų politika, tai yra palūkanų normos keitimas, bazinės palūkanų normos. Tai čia yra pagrindinė ir esminė priemonė ir visa kita ten veikia tik tai, po to, nes iš esmės keičia palūkanas ir tada keičiasi kiti dalykai. Tai va, tai gali būti skatinamoji monetarinė politika ir ribojamoji. Tai čia labai analogiškai viskas yra su fiskalinė politika. Skatinamoji politika bus tokia, kai Centrinis bankas didina, didina, mažina, tai spėkit, ar didina, ar mažina. O, čia gerai, čia padariau klaidą netyčia. Ir dabar galiu jūsų paklausti. Skatinamoji pinigų politika bus tada, kai Centrinis bankas didina ar mažina privalomas banko atsargas? Mažina. Šaunuoliai. Tai va, pataisiau, atsiprašau, kad čia tokį pražioplinau.
mažina privalomas atsargas, atitinkamai didina pinigų pasiūlą, mažina palūkanų normą ten, ne iki pageidaujamo, bet iki kažkokio tokio sutartinio lygio, ne iki tokio, kur ten kažkokie žmonės pageidauja. Ribojamoji monetarinė politika atvirkščiai, kai centrinis bankas didina privalomas banko atsargas, atitinkamai mažina pinigų pasiūlą ir didina palūkanų normą. Tai čia irgi tokia pamastymų užduotėlė, bet gal irgi prie jos mes nesustojam. Aš matau, kad, aš čia ir atsakymą esu įdėjus, tai jeigu naudositės, tai rasit viską. Dabar kokie tikslai monetarinės politikos? Tai yra tie tokie pagrindiniai makroekonominiai, kaip ir su fiskalinė politika, ar ne? Neaukšta ir stabili infliacija, jeigu kalbėsim apie ECB, ten ar apie Federalinių rezervų banką, bus apie 2 procentus, palaikyti žemą nedarbo lygį, bet aš šitą irgi esu sakius, tai čia nebūtinai visi centriniai bankai nori 2 procentų, nebūtinai. Ir ten kokiam nors besivystančiai šalyje ten gali būti 10 procentų, bus labai gerai. Ir ten jeigu kažkas turėjo labai didelę infliaciją ir dabar turės ten 10 ar 15 procentų, tai turbūt be galo džiaugsis. Tai tikrai neturėkim galvoje, kad 2 procentai yra kažkoks šventas skaičius. Taip, ECB ir Fedas taip, bet kitur tai nebūtinai. Tada palaikyti žemą nedarbo lygį, sumažinti ekonominio ciklo svyravimus ir užtikrinti tą stabilę ekonominę aplinką, kuri būtų tinkama ilgalaikiam ekonomikos augimui. Dabar kaip gerai ar kaip nelabai gerai veikia, kaip pavyzdžiui, kai norim suvaldyti infliaciją su monetarinė politika. Tai pakankamai gerai veikia. Kodėl? Todėl, kad jinai greitai galima ją įgyvendinti ir čia, pavyzdžiui, jeigu bus bazinė palūkanų norma, pamažinta arba padidinta, labai greitai sureaguos komerciniai bankai, atitinkamai keisdami savo palūkanų normas didins arba mažins. Tai galima pasiekti žemą ir stabilę infliaciją, skatinti tvarų ekonomikos augimą. Ir aišku, jeigu yra suvaldyta infliacija, tai vyriausybė gali savo fiskalinę politiką planuoti taip, kad papildytų pinigų politiką, nes iš tikrųjų, čia aš tai labai rekomenduoju pasinaudoti, kai reikės medžiagos apie makroekonomiką, tai tikrai tas žalias vadovėlis 2017 metų Junior Achievement, ten tikrai yra labai neblogų dalykų prirašyta. Tai tikrai pasiimkit ir naudokit, ten ekonomika iš esmės nepasikeitė, kažkokių labai stebuklingų dalykų neatsirado ir nieks nepakeitė nei apibrėžimų, nei poveikių, nei ten kažkokių fiskalinių, nei monetarinių politikų. Tai ten yra labai gražiai parašyta, kuri ten geresnė, tai aišku, kad nei viena negeresnė, o dažniausiai jos yra taikomos kartu, kad būtų pasiekti kažkokie valstybės užsibrėžti tie makroekonominiai tikslai, tai siekiant suvaldyti ten kažkokią infliaciją arba paskatinti ekonomiką iš sąstingio ar ten krizės, tai geriausiai veikia, kada yra taikomos abi politikos, ir fiskalinė, ir monetarinė, tai tada ta jų sinergija gali būti labai neblogas dalykas. Dabar, jeigu bus siekiama suvaldyti tik infliaciją, tai gali sumažėti centrinio banko galimybė siekti kitų makroekonominių tikslų, tai pavyzdžiui, ten mažo nedarbo. Tada, aišku, čia tas gebėjimas reaguoti pasiūlos šokus, bet ir ten matėte apie stagfliaciją, tarkim, kai kalbėjom, kad irgi nelabai gerai veikia fiskalinė politika ir, aišku, kai kuriais atvejais, gali padidėti nedarbas, tai čia, kaip pavyzdį, jau sakiau pačioje pradžioje. Tada su nedarbo lygiu, aišku, monetarinė politika gali padėti pasiekti žemą nedarbo lygį. Tai pavyzdžiui, jeigu bus, teoriškai, čia irgi su ceteris paribus prielaida, nes nebūtinai irgi visada veiks, nes vėlgi tie patys lūkesčiai ir įvairūs kiti dalykai, bet, pavyzdžiui, jeigu yra mažesnė palūkanų norma, tai turėtų, kaip čia parodyta, didėti visuminė paklausa. Tai reiškia, kad augs ekonomikos aktyvumas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bendras kainų lygis augs, bet augs ir realusis bendras vidaus produktas, čia šiuo atveju iš Y1 į Y2. Ir tai reiškia, kad kodėl tai bus? Tai todėl, kad mažesnės palūkanų normos mažins ten, kaip čia, čia per kelis etapus, mažės skolinimos išlaidos, kitaip sakant, mažos palūkanos reiškia, kad pinigai pinga, o tada pigiau yra pasiskolinti ir dėl to gali augti vartojimas ir investicijos. Ir vartojimas ir investicijos yra AD komponentai, C ir I,
yra komponentai, tai jeigu bent vienas arba abu auks, tai didės visuminė paklausa ir tuo pačiu auks realusis BVP. O auks, jeigu realusis BVP, reiškia ekonomikoje sukuriama didesnė prekių ir paslaugų, baigtinių prekių paslaugų vertė, nu tai aišku, kad nedarbas irgi turėtų mažėti. Tada su monetarinė arba pinigų politika galima bandyti reguliuoti ekonomikos ciklus. Kitaip sakant, jeigu, pavyzdžiui, čia ekonomika jau kaista, nes čia yra tik infliacinis augimas šitam brėžinyje parodytas, tai didinant, tarkim, bazinę palūkanų normą, galima truputėlį pamažinti norą skolintis ir padidinti norą taupyti, nes jeigu palūkanos auga, tai verčiau dėti pinigus, kad ir į kažkokį, nežinau, laikyti sąskaitoje, kaip dabar ten už nieką moka pinigus, net nereikia terminuoto indėlio, bet jau palūkanos krenta, jeigu net taupyklė elektroniniai pinigus laikai, tai skolintis nelabai norisi, nes yra pakankamai brangu, o taupyti visai apsimoka. Ir tada, jeigu žmonės pasirinks labiau taupyti, o ne vartoti, analogiškai verslas su savo investicijom, ne į kapitalą, tai tada mažėja C komponentas, kaip pavyzdys, C mažėja. Jeigu mažėja C, tai visuminė paklausa slenkasi į kairę pusę, mažėja bendras kainų lygis ir mažėja, aišku, kas truputį negerai, mažėja realusis BVP. Bet nebūtinai, čia vėl priklauso, į kurią vietą nusistums ta AD2. Gali būti, kad jinai toj pačioj vertikalioj kreivės daly bus, tai tik tai bendras kainų lygis mažės ir realus BVP išliks toks pat. Ekonomikos stabilumui irgi turi poveikį pinigų politika, nes apskritai ekonomikos stabilumas tai ir stabilios kainos, ir mažas nedarbo lygis, ir tvarus ekonomikos augimas, tai man atrodo apie visus šituos dalykus mes iš esmės jau pakalbėjom, čia tik tai galima truputėlį galbūt dar plačiau apie kiekvieną, bet man atrodo, kad kaip ir turbūt aišku apie tai. Nes aišku, kada ekonomika yra stabili tai nėra kažkokių didelių svyravimų, nėra šuolių infliacijos, nėra kažkokio didelio nedarbo, nėra apskritai ten nei baisaus pakilimo, nei kažkokio tragiško nuosmukio, tai tada logiška, kad yra didesnis ir vartotojų, ir įmonių pasitikėjimas, ar ne, kada tau maždaug aišku, kad rytoj turėtų būti taip pat panašiai kaip šiandien ir nebus, kad atsikelsiu ryte buvo 20% infliacija, o rytoj jau ten 300%. Tai kai ekonomika stabili, tada iš tikrųjų ir vartojimas bus stabilesnis, ir investicijos, ir visi kiti dalykai, ir ekonomika stabiliau ir tvariau augs. Dabar kokios yra monetarnės politikos priemonės? Tai, kaip jau sakiau, tai yra atviros rinkos operacijos, ta bazinė palūkanų norma ir privalomo banko rezervo reikalavimai. Tai kas yra atviros rinkos operacijos, nežinau, prisimenat, žinot, tai trumpai. Tai yra vyriausybės vertybinių popierių pirkimas arba pardavimas. Ir čia toliau yra pavyzdukai, bet aš tik tai labai trumpai, kad, pavyzdžiui, jeigu nori padidinti pinigų kiekį apyvartoj, tai reikėtų pirkti vyriausybės vertybinius popierius. Kitaip sakant, jeigu aš turiu, pavyzdžiui, obligacijų, centrinis bankas superka, tai obligacija nukeliauja kaip ir į centrinį banką, o iš centrinio banko man pareina pinigai. Jeigu man pareina pinigai, tai su prielaida ceteris paribus, kad kitom sąlygom nekintant, augant pajamoms turėtų didėti vartojimas. Tai tokiu būdu, tai centrinis bankas gali didinti pinigų kiekį apyvartoj. Tai jeigu jisai perka vertybinius popierius, tai teoriškai turėtų augti pinigų pasiūla ir pinigų pasiūla turėtų didėti. Ir jeigu jisai parduoda vertybinius popierius, tai pinigų pasiūla turėtų mažėti. Tada, kada yra reguliuojama pagrindinė palūkanų norma arba ta bazinė palūkanų norma, tai mes apie tai jau irgi truputėlį kalbėjom, kad kai palūkanų normos didinamos, tai mažėja pinigų pasiūla, nes bus mažiau paskolų įmama, mažiau vartojama, mažesnės verslo investicijos turėtų būti ir palūkanas mažinant viskas turėtų vykti atvirkščiai ir tai daroma tada, kada norima ekonomiką paskatinti arba gaivinti. Privalomų atsargų normą irgi jau apšnekėjom, kad jeigu didina privalomų atsargų normą, tai pinigų pasiūla mažėja, jeigu privalomų atsargų normą mažina, tai ta pinigų pasiūla didėja. Bet iš tikrųjų privalomų atsargų norma yra labai maža ir bent jau pastaraisiais metais, tai kiek aš žinau, niekas su jie nieko nedaro iš esmės ir jinai kokia yra, tokia yra.
Tai sakau, iš tikrųjų, ką ir sako bankininkai, jie sako, kad didysis žaidimas arba pagrindinė priemonė tai yra bazinės palūkanų normos keitimas ir viskas praktiškai. Čia yra esminis šiuolaikiniai turbūt ekonomikoje, bet čia sakau, kalbant apie Europos centrinį banką, ką ten, pavyzdžiui, Zanzibaras daro, aš nuoširdžiai nežinau. Gal jie daro ir vertybinius popierius perka, parduoda kaip aktyvę tokią atviros rinkos operaciją, būtent pinigų kiekiui apyvartoj didint arba mažint taiko dar gal kažką. Bet apie šitą dalyką labai norėjau pakalbėti. Aš dar pasižiūrėsiu greitai, kiek aš šitų skaidrių turiu, man atrodo nebedaug, bet apie šitą tai nelabai daug. Bet apie šitą tai labai noriu pakalbėti, nes čia yra toksai, nežinau, kiek jūs žinot, apie tą kiekybinį skatinimą. Jisai smarkiai, apie jį buvo kalbama tada, kada buvo, iš esmės, po finansų krizė, kai buvo, tai čia yra tokia pinigų politikos priemonė, kuri, sako, įlieja pinigų ekonomiką centriniam bankui superkant obligacijas. Ir kada, pavyzdžiui, tai aš parodysiu tuoj keletą tokių dalykų ir dar jums nuorodų įdėjau tokių linkų, kad ramiai lėtai pasižiūrėtumėt. Tai kada ateina, pavyzdžiui, stambus skolintojas, koks nors, tarkim, Europos centrinis bankas, tai palūkanų normos ima mažėti. Ir tai leidžia kaip ir skolintis pigiau. Ne tik vyriausybėm gali ir įmonės tada ir visi ten paskui gali skolintis pigiau. Tai kada perka vertybinius popierius antriniai rinkoje, tas Europos centrinis bankas tarsi spausdina pinigus. Nes tokiu būdu tų obligacijų pardavėjų sąskaitos pasipildo grynais pinigais. Ir šitą priemonę, kadangi tai yra kaip ir skatinamoji priemonė, tai tas Europos centrinis bankas šiuo atveju tikisi, kad pardavėjai tos pinigus panaudos ten į visokius projektus, kur bus didesnė grąža arba skirs vartojimą. Čia gali, pavyzdžiui, ir su vartojimu turėti ryšį. Tai vadinasi, o jeigu auks vartojimas, arba investicijos auks, arba vartojimas, arba abu, tai tada turėtų paskatinti ekonomikos augimą, užimtumą ir infliaciją. Tai šitos kiekybinio skatinimo programos čia nėra kažkokios labai naujoviškos, tai yra ir Jungtinėse Amerikos valstijose buvę, ir Japonijoje, ir Jungtiniai karalystėje, tai va čia yra tie ir Europos centrinės bankas taikė. Tai čia aš esu įdėjusi keletą nuorodų, aš galvoju, kad gal, nežinau, aš manau, jūs pasižiūrėsit patys, bet aš turiu vieną tokį net įdėjus, va čia jūs rasite nuorodose, tikrai čia va šitas pirmas, tai yra ta, ką aš lėtai ramiai esu sudėliojus paveiksliukais, tai galima su paveiksliukais, galima kaip filmuką pažiūrėti ir galite tikrai, jeigu ten ypatingai dar angliškai kas nors, ar kokią kitą kalbą skaitot, klausot ir ne problema, tai galite rasti YouTube tikrai visai fainų filmukų ir straipsnių ir visko apie tą kiekybinį skatinimą. Tai čia esmė yra kokia? Čia Europos, palaukit, aš jums gal geriau ne šitą parodysiu, bet mes galim pasižiūrėti. Aš jaučiu dabar nebesidalinu ekranu, kuriuo reikia, ne? Tuoj palaukit biškį. Padarysim taip. Va. Manau, kad matot. Va. Ir čia sako, kaip veikia turto pirkimo programa, kaip veikia tas kiekybinis skatinimas. Tai Europos centrinis bankas sako, perka iš bankų obligacijas. Ar aš dalinuosi ekranu ar ne? Dalinies. Gerai. Aha, gerai. Tai va, tada pakyla tų obligacijų kaina, nes, kaip ir perka, paklausa jų didėja, tai bankų sistemoje sukuriama daugiau pinigų. Oi. Tada sumažėja įvairios palūkanų normos ir atpinga paskolos. Tada, kai atpinga paskolos, tai galima daugiau pasiskolinti, nes